Hello, hello. Tai žinot, kas yra ASMR? Paaiškink. Autonominė sensorinė meridianinė reakcija. Čia labai poetinis Vis tiek pavadinimas. neaišku. Paprastai žodžiai. Čia yra poetinis pavadinimas, gražiai apibūdint smegenų orgazmas. Geras. Man kažkaip atrodo toks tiesiog malonus garsas, ne, kuris tau dėl neaiškių priežasčių patinka. Bet ne visiems patinka. Tik apie 20% žmonių pajaučia tą. Kad klauso kažkokio tai specifinio Neklauso, garso. bet tokius širpuliukus tiesiog jiems nueina per Bet kūną. klausant to specifinio garso. Jo, klausant, žiūrint video, tik apie 20% žmonių tai pajaučia. O būtina, kad čiurpuliukai būtų? Ne, tai, aš pats to nesu pajautęs, man turbūt, aš nepatenku tos 20%, bet aš žiūrėjau video, kaip daktarai aiškina, ten kas būna, nes iš pradžių čia toks fenomenas buvo, kad tik tam tikri žmonės taip pat apibūdina tą dalyką, ką jie pajaučia. Ir kaip sakant, tau čia tiesiog atrodo, kad virpėt pradeda kūnas, tiesiog šurpulys nueina toks, Tai va, man šito nėra, aš tiesiog žiūriu, video kaip video. Bet yra tokių garsų, kur, tarkim, klausantis tiesiog yra labai malonu klausytis, kur galėtum klausyti ir klausyti. Čia apie tai, ar būtinai tie šurpuliukai turi būti? Ne, klausyt gali, bet čia yra, kaip sakant, neiššaukia tos reakcijos būtent ASMR. O būtinai teigiamą reakciją turi iššaukti. Jeigu nors dantų grėžimas man gal šurpuliukus sukelia, bet aš jų nenoriu. Man iš karto taip. Jo, žiūrėjau, yra anti-ASMR video, kurie ten su grašto aplink eina, su tarka šalia, žinai, varo, ten gniauža kažką tokio. Na gerai, o kas yra jūsų ne anti, bet ASMR? Maloniausias garsas, ne? Turi Kas? kokį nors? Turbūt kaip lietus lyja. Aš tai turiu. Man katės murkimas yra kažkas tokio. Aš turbūt galėčiau stėti ausinės, pasileisti katės murkimo garsą ir miegočiau ten ramiausiai. Man panašiai kaip Marius lietus, aš turiu būti viduj, bet geriausiai, kad būtų liūtis, naktį, ta vėsa iš lauko ir dar tobul atveju mano šuo šalia knarkia. Tai... Ir dar per kūnį. Ne, per kūnį nebūtinai, bet liūtis tai man būtų kaip tik gerai. šiąnakt buvo idealu. Lyja stipriai lietus, audra, už lango žaibuoja, pasaka. Nieko Miegot negirdėjau. pats tas. Tai va, miegojai. Bet taip, kad specialiai, pažiūrėjau, yragi pilnas YouTube'as tų ASMR garsų, kokiu nori. Ir galėtum užsileisti, ne, prieš miegą, bet aš taip kažkodėl nedarau. Aš seniau prieš miegą tiesiog muziką užsileisdavau. Bet muzika blaško. Ir pasidarydavau, kad ta muzika ten kažkokio pusvalandžio automatiškai išsijungtų, bet man tada padėdavo. Studentų laikais po to kažkaip, dingo. Šiaip Tas vienas noras. iš tų white noise'ų būna įvairūs, ar ne, šnipštimai, šnabždėjimai, ošimai ir panašiai. Tai dabartinis white noise'as yra ventiliatoriaus veikimas. Tai va šitas tobulas to ASMR pavyzdys, kur ventiliatoriaus veikimas, kiti mačiau, pilnas YouTube'as, pasiieškokit, va, kur nors per mikrofoną, va, kokias nes vibracijas, va, tai va daro, kur makes no sense, bet kažkodėl daro. Tai va. Ta kinetinį smėlį pjausto, su to želatina žaidžia minko. Ai, Ta tas želatina toks, mačiau, kad... Tai va, Toks patys šiurkštėjimas, dažniausiai. ane, Jo, toksai. toks lipnumo tas garsas. Jo, bet tas ASMR yra vienas iš pojūčių, ne? Tai yra... Bet jisai apjungia, dažniausiai būna video. Tai tu ir matai, ir girdi. matai, ir girdi. Jo, tai jau keletą apjungia. Iš viso yra 5 pojūčiai pagrindiniai išskirti, tai rega, klausa, uoslė, skonis ir lytėjimas. Ir aišku, žmogus turi gerokai daugiau, bet va šiandien apie ką ir šnekėsim, kad šituos 5 panagrinėsim, kur technologijos yra prie jų prisilietusios ir Arba bando prisiliesti, kur nelabokai gaunas. Bet turim gerokai daugiau tų pojūčių, žinai, ir kai įsigalvoji, pabandžiau suprasti, kokių dar yra, žinai, ir kur dar technologijos ne visur, žinai, įėjusios ir ateityje, jeigu jos prie ten prisilies, tai bus labai įdomi, žinai, kaip, pavyzdžiui, koks nors vestibuliarinis pojūtis. Nu, jau kaip ir yra, ten VR'as tau susuka galvą, dėl ko mane užsupa, bet kokio VR žaidimo, ne? Tai šitas po to, žmogus temperatūrą jaučia, skausmą jaučia, ne? Skausmų sukelti yra, kiek nori devaisų.
Bet, pavyzdžiui, laiko pojūtis, kad tu supranti, kada kas vyko, kur yra, žinai, ir arba yra netgi vadinasi labai įdomiai propriocepcija. Tai yra supratimas, kur yra tavo, pavyzdžiui, ranka. Kur šiuo momentu yra tavo ranka, tai yra toks pojūtis. Tu nežiūrėdamas gali suprasti, kur jinai yra. Jums yra buvo, kai einat gatvė ir pradedat giliai mąstyti apie ėjimą ir kaip dabar eiti yra tiesiog pamiršti, kaip eiti iš tikrųjų, nebesuprantit, pradėti kažkokius nesąmonės. Tas pats yra su kvepavimu ir mirksėjimu irgi. Lemba, dabar mes čia savo padarysim blogai, jeigu pradėsim apie tai galvoti. Kai tu tai darai autonomiškai, tai viskas gerai, bet kai pradedi apie tai mąstyti jau... Bet žiūrėk, tie pagrindiniai, kur šnekė, mane ir praeisim, tai, tokie, matau, toks bukam žmogui bukai būtybei labai lengva suprasti, kas čia vyksta. Bet, pavyzdžiui, technologiškai kokį nors paveikti troškulį, sotumo jausmą, dar kažką. Visus tu juos turi, bet kai juos ateis technologijos, tai ir jų stimuliavimas, tai gali būti labai labai įdomus. Daug įdomių dalykų. Alkis, troškulys, sotumas, pelno šlapimo puslės jausmas. Tokių tu visų turi iš vidaus, ne? Tai kaip dabar, kaip magnetinį lauką, tipo žmogus kaip ir jaučia, bet... Kas? Silpnokai jauti. Jeigu kas nors darbė nepasakytų, kad dabar ojas, o magnetinės audros, tai ir nežinočiau. Čia aš tą kurį pasakau, kad magnetinės audros. Kaip pavyzdys, žinai, būna ten per žinias parodo, oi, čia dabar labai dideli pliūpsniai magnetiniai. Na? Bet sužinai iš apso tik tais. Aš iš pradžių pradedu jausti, dabar sakysit, įšnekė. Aš pradedu jausti, kad man negerai yra tiesiog keletą dienų skauda galva, kažkoks nerimas, širdis daužosi. Tai senatvė čia tiesiog. Ne. Vandens gerk daugiau. Ir tada pradedi ieškoti priežasčių ir pamatai, kad KP indeksas labai aukštas yra ir ką tik saulė išspjovė žybsnį, pareina magnetinė audra. Gerk vandenį, žiūrėk į pasą, viskas. Baik. Nenori, netikėk. Netikėk. Tai va, einam gal tada į antrą dalį ir panagrinėsim, kokiu prisilietimų prie tų pojūčių yra pakeitusias ir pateikusias technologijas. Tai yra labai daug ką papasakoti ir labai įdomių kampų. Good. Simenat filmą Šeštas jausmas, kur buvo legendinis kadras? Mane. I see dead people. Nesimatė. Čia kad esam, bet neprisimenam. Tam buvo vaikas toks, kur turėjo šeštą jausmą, matydavo biškai daugiau negu reikia. Lauk, čia su Nikolu Keidžu šitas filmas? Su Bruce Willisu, man pasiekų gerai atsimenu. Tai žodžiu, kai matai to, ko nereik matyti, tai pašnekam apie tai, kas būna, kai tas didesnis matymas padeda tavo pojūčius pagerinti. Holograminės patirtis, pavyzdžiui, viena įmonė, turbūt amerikonai, nepažiūrėjau už kur, bet angliškai šneka, naudoja hologramas nuotoliniam sustikimam. Ir labai gerą kampą pagavę, kodėl tai yra geriau negu eilinis FaceTime callas ar eilinis Teams susitikimas, kur susijungia 20 žmonių ir ten į antkapius žiūrim, žinai, arba kalbančios galvas. Tai jie labai, sako, įsivaizduokit, reikia jums, 500 žmonių įmoniai padaryti pristatymą, kurie 5 skirtingose miestuose. Tai rodo, kaip kalbasi, dabar internetas su labai mažu vėlinimu, tai per 0,3 sekundės aš galiu atsidurti iš Kanados, galiu Europoje atsidurti, ar ne, ir prie tokios užuolaidos tamsios rodo ir hologramą. Sėdi žmogus realiai ir šnekasi su hologramu. Kur tas kampas, kur sakiau, tas stebuklingas labai, ne, tai kūno kalba, mat. Ir iš tikrųjų, tavo pagrindas, kodėl tu nori gyvai susitikti, tai yra skaityti kūno kalbą. Kodėl full remote niekada nebus gerai, nes tu nematai žmogaus reakcijų, nematai kūno kalbos, tai vat tiem tokiem nuotoliniam susitikimam ir kad nereiktų skristi to paties pristatymo į 5 vietas daryti,
pasidarai nuotolinį mytą, hologramą, žmogaus smegenys suvokia, kad tai yra tikra, prieš tave stovi žmogus, su tavim realiai kalba. Ir va, fainiai. Geras. Tai tiesiog kamera toliau padėta. Bet dabar ant viršaus matot video, uždėjau, kaip visą tai atrodo, bet žiauri fainai. Tas gyvas pokalbis, ko ne? Jeigu tu galėtum susodinti 5 žmonės ir juos vienoje erdvėje matyti, ar verta visiems skristi vieną vietą pasikalbėti? Arba vien tik hologramą šnekėtus, pusav iš 5 skirtingų vietų į vieną vietą. Tai panašiai dabar kartais būna į kokį nors mytą susijungia, tai sėdi 5 EAUS agentai, kad turėjo transkriptino video ir tu dar su 2 žmonėm kokiais. Jo, tai čia toks vienas, kur jau versle panaudoti, o kitas, aišku, pramogos, žinai, garsas, tai ir tos pačios hologramos koncertai. Tupeko pasirodymas Kaučėloj, kai mirusi žmogų atgaivina ant scenos, bet čia 12 metai, čia jau senai, biški toks robotizuotas, aišku, tas Tupekas, bet visai neblogai, kaip tiem laikam ant scenos koncertas mirė, dainuoja, fantastika. Ir dabar 10 metų praėjus Londone atkūrė ABBA. Ten tie ABBA jau liktai dar gyvi, bet jie jau nebejuda. Ta prasme, ir sunkiai, bet tu gauni tos ABBA's experience'o ant scenos vieno holograminis koncertas ir jie ten jauni šoka, dainuoja, žiūri koncertą ir tas šou jis iki dabar vyksta, gali nuvažiuoti pasižiūrėti. Tai va, visai galvoju, pabandyti tokį dalyką, turėtų visai nais būti iš atsiliepimų, kad visai tu, kadangi mėgsti atrodo. Po koncertus visokius važinėti, tai slaugasim tavo atsiliepimų. Jo, tai čia toks vienas kampas, kai tu tiesiog žiūri, o kitas dar yra, na aišku, čia ir prie regos, ir prie klausos. Su Apple Pro akiniais Metallica padarė koncertą. Metallicos koncertai vis laik būna, kad jie yra centre stadiono ir vyksta jis aplink. Okay. Ir tave su tais Apple akiniais padarė taip, kad tu gali būti kaip žiūrovas šalia scenos ir garsas iš visų pusių eina. Tai tas toks leidžia įsijausti, ne tai, kad žiūriu kažkokį kaip filmą, ne, ir atrodo, kad ten tie gyvi žmonės, bet ir garsas ateina, ir vaizdas, tu sukinėjasi, žiūri, tu įsijausti į žiūrovo patirtį koncerte. Tai, toks... Bet čia gali, ta prasme, namie pasijungti, jeigu turi. Jo. Okay. Geras, ne? Tai va, ką jūs žinot apie kokius nors vaizdus? Kas liečia vaizdus, tai man labai patiko vienas pranešimas konferencijai. Buvo atvykęs pranešėjas iš Londono mados instituto, universiteto, reikia čia nesuklysti pasakyti, be žodžio. Čia geriau jo pavardę pasakyti. Drinkwater. Nežinau, ar čia iš tikrųjų tokia pavardė, gal ir tikrai. Ne, čia yra visiškai legit anglo pavardė. Ne? Futbolininkas Chelsea žaidė, toks irgi buvo Danny Drinkwater. Ok, gerai, būna. Tai va, tai pristatinėjo, kokias turi technologijas šitam universitete. Tai apskritai išnešė, nežinau, į kitą dimensiją atrodo, kai drabužiai gimsta nebe siuvykloje, o iš tikrųjų kompiuterio ekrane. Ir tokiu būdu yra galimybė nuskanuoti žmogaus visą kūną sudėjimą, ar ne, ir apvilkti jam drabužius, kokius tik tai nori, naudoti medžiagas, kokias nori, spalvas, ten dizainus, viską kurti digitali ir pajusti per vaizdą, taip sugebėti perteikti vaizdą, kad tu matai, koks šilkas yra plonas ir kaip jisai slysta ir krenta, kokia ten vilna yra šiurkšti ir koks tas jos paviršius yra, visiškai kitaip perteikia tą vaizdą, glamžosi tie drabužiai, juda, plevena ir panašiai.
Tai čia labai didelis žingsnis į priekį yra kuriant madą ir saugant gamtą, nes mažina tiek kaštus, tiek atliekas išmetamas paskui po, sakykime, kažkokių nepavykusių bandymų. Tai šitas momentas irgi buvo labai fainas, nes pradedi galvoti apie tai, kad jau turbūt po truputį atsiranda ir gal vis daugiau atsiras galimybė matuotis virtualiai drabužius, ne tik matyti, kas yra parduotuvėse, e-parduotuvėse uždėta ant modelių ir įsivaizduoti, kaip atrodys ant tavęs, bet galimybė nuskanuoti ir savo kūną ir ant savo kūno pasimatuoti drabužius, kaip realiai jie krenta ant tavęs. Tai yra ir appsų tam skirtų, vienas iš jų yra toks Polycam, bet yra tikrai daugiau opcijų, tai tiesiog reikėtų pasigūglinti, pažiūrėti. Patys jie universitete tai skanuoja su 136 kamerom, bent jau tada, kiek dabar nežinau, gal dar daugiau. Bet pats per pranešimą sakė, kad galite ir su telefonu. Smartphone, jo. Su tom kamerom turbūt dėl to, kad greičiau įeini kaip į kambarį, tą vukt nufotkina. Nes yra tos kameros, tu aplink save, kaip sakant, eini į tos taškus renki. Taip. Aš kai žiūrėjau šiek tiek, kaip veikia Polycam, tai pagal atsiliepimus ir buvo, kad reikia padaryti ne iš vienos pusės tą skanavimą, mažiausiai, bijau pameluoti dabar, bet tikrai ne vieną skanavimą ir backgroundas turi būti, aplinka aplinkui irgi turi būti tokia, netrukdanti tam skanavimui. Bet yra galimybė, jeigu noro turim. Tai šitas toksai, kur aš nežinau, norėčiau tokios galimybės, bet kurioj elektroniniai rūbų parduotuvėje. Savo modelį vieną kartą pasidarai. Ne vieną kartą metuose pasidarai. Savo avatarą. Nes gali pokyčių būti. Gali pokyčių būti. Pasidarai, užkeli ir davai, kas man tinka. Taip. Tai tam ir yra. Dažnai prisimink senus laikus, kai tikrai esi bandęs ant kokio nors Photoshopo, uždėti kažkokį kitokį rūbą, ne? Tai atrodo kaip su tais lėlių rūbais, popieriniais, kur uždedi ant viršaus. Bet tai čia tas uždėjimas, bet visa esmė yra, kaip juda po to tas avataras, ne? Kaip jisai, kokį judis pertikė ir lygiai taip pat tas drabužis irgi kaip juda, krenta. Kaip iš tikrųjų, kad būtų. Bet čia yra laboratorinėse sąlygose, kada komerciškai bus, kaip tai atrodo. Bet žinai, visos technologijos kažkada prasideda nuo tokių pabandymų ir kažkada... Tai labai fainas dalykas būtų. Nauja normalu tampa, žinai. Iš vis iš namų išeiti nebereikės. Kaip aš norėčiau tokio dalyko, kad nereiktų vaikščioti tu vien tų parduotuvių galėtum apeiti ženkliai daugiau, pasimatuoti ženkliai daugiau dalykų, vietoj valkiojimuose ten parom. Ir tiek nepavargtum, nes tau nereikėtų fiziškai apsirengti, nusirengti ant spalvą kažkokią. Vienas klikas ir tu jau turi vienas klikas. Nepradedi dūsauti kaip karo kankinys po trečio pasimatuoto rūbo. Kažkaip dažniausiai ateini ir pirmi 3 rūbai arba iš jų perki kažką, tai arba eini kitą parduotuvę. Jo. Plus veidrodžiai parduotuvėse kažkokie iškrypti yra, jie rodo vienaip, o namuose yra visiškai kitaip. Veidrodžiai parduotuvėse yra minimaliai siaurinti. Kūdina, ne? Taip. Faktas. Kad tu savo labiau patiktum. Na taip. Tai grįžti namo, aš žinau, kažko nesąmonę nusipirkau. Tai va, o dar... Tas vaizdas, kur labai senai, jau kokiais 20 metų, gal daugiau, nuotolinės operacijas. Telesurgija vadinasi. Telesurgija. Tipo nuotolinė chirurgija. Jau pabandė, veikia, įmanoma ir geras 20 metų praėjo, tai kinai padarė smegenų operaciją per 3000 km. Bet jau, žinai, mažesnis vėlinimas, mažesnis... Naujesnis technologijos, viską gali tiksliau daryti, bet 20 metų tarpas turėjo praeiti. Tai principas, sėdi gydytojas su kažkokiais VR akiniais ar kažkuo ir valdai robotą per nuotolį. Kinijoje, ne, ir daro operaciją kažkur Europai žmogui. Ir dar vieną kampą panaudojimo irgi mačiau, kur nereikia tau smegenų pjaustyti, bet kitas gydytojas, kai daro operaciją, kad tau neskristi iš Europos į Ameriką pasižiūrėti,
tai kad tu gali 3D vaizdą, kaip jis ten tos organus pjausto, kaip šalia būtum, žinai. Mandros kameros, kur tu gali vaizdą sukinėti ir mokymasis, jo, studenčiokai, žinai, gali pasisukinėti, realiu laiku pasižiūrėti, kaip viskas vyksta. Geras. Aš jau iš kartais užduoju. Gydytas per tas prieina, kaip GoPro įdėjęs, žinai. Čia kur tai tas žibintuvėlis, žinai, tai dar ir GoPro. Bežiūrėk, tie kosmoso visi reikalai, Curiosity, kur buvo į Marsą, kur, tai realiai live transliacija iš Marso. Tai, nėra live, delėjus baisiai didelis. Delėjus, bet, tu supranti, per tiek, kiek įmanoma, tu gauni vaizdą į žemę, filmavimus. Aišku, nebus kaip... Mes žmonėje esam toj vietoj, kur per panoramą rodo reportažą ir žinai būna, užduoda klausimą, toks awkward moment, ir ten kokias 1,5 sekundės tyla ir tas korespondentas kitoje pusėje atsiliepia. Tai aišku, nėra live iš Marso, bet, esmė su estiškas live. Okay. Tai va, tai reaguoji šitaip, ne? Einam toliau į klausą. Ir tas noras girdėti taip, kad būtum ten. Tai va, kaip sakiau, tas Metallicos Apple Vision Pro, fainas labai pavyzdys. Dar kur tas girdėjimas, gal net tiesiogiai su girdėjimu, bet vis dar balsas. Tiesioginiai vertimai. Jau dabar gali Zoom'o Teams'ų mitinguose, nusistatai kalbą ir tu gali realiu laiku išversti balsą. Geras variantas iš tikrųjų toksai. Bet kažkiek vėluoja, ar ne? Jo, kažkoks dėlėjus yra, bet Bet čia privalo būti, nes tu negali pažodžiui viską versti. Taip. Tai dar ir kontekstą, kaip reikia suprasti. Bet man kur nunešė galvą visai neseniai, papasakojo vienas bendradarbis apie technologiją ir šiek tiek daugiau pasidomėjau, tai sakiau, pats būtinai bandysiu. Pats dar jeigu atvarai nebandžiau, bet tai visas feedbackas iš jo paties. Bone conduction ausinės. Tai yra, jeigu esat matę, kai vaikšto žmonės su klausos aparatais, tai tas klausos aparatas jis būna, jis nejausi įkištas. Visi, man atrodo, ten būna, bet... Bet būna toksai čia prie kaulo pridėtas. Tai reiškia, garsą perduoda per kaulą. Per kaulą. Ir... O kuom tos ausinės, jeigu negaliai, o kam tada tos ausinės? Jeigu negaliai, tai ieškojom sprendimo, aš mėgstu eiti į baseiną plaukti. Ir baisiai nuobodu. Valandą laiko plaukti ir tu žinai, kad kitą rytą vėl tas pats ir nieks nesikeičia ir tu toj tyloj. Tai per tą valandą galėtum kaip ir paklausyti kokią nors, pažiūrėjau, ar muzikos, ar kokio podcast'o, ne? Bet, vanduo. Okay. Tai šita technologija leidžia vandenį klausytis muzikos. Geras. Ir kolega pasakojo, bandė, žemų dažnių lieka biški mažiau, kas reiškia, kad balsui vis dar yra ok, bet muzikai šiek tiek jaučiasi toks, taip ir jaučiasi, kad tu po vandeniu klausais, bet jis girdisi ir jis puikiai girdisi. Geras. Ir sako, ir plaukiu tuo stilium, kur ten galva iškišiu, panardinį ir vis dar viskas girdisi, viskas laikosi, niekur nenutrūksta. Ypač 6-8 klasė, kas reiškia, kad ten gali tu jį baseinę naudoti. Bet o kur tu dedi po kepurėlę? Gali po kepurėlę, gali čia ant ausies, ten akinius vis tiek dėdėsi, tai tas akinių gali prilaikyti. Tai yra jau ten keletas modelių. Bet jos ir dedasi taip, kaip klausos aparatas. Toksai, tai nuo modelio priklauso. Tokį kažkokį kaip lankelį. Vienas lankelį turi, kitas kaip ant ausų toks dedamas. Įdėsim nuorodas. Geras. Ir yra nuo 9 eurų ten. Paskui papasakosiu, kurie konkrečiai modeliai. Aš paskui jau researchinau, kas yra the best ir kas yra ten, žinai, toks, kur niekam tikės. Tai labai faini, bet pati technologija, kad per kaulą perdoda. Ten realiai MP3 playeris, tu pasijungi su laidu, susikeli failiukus
Bet realiai tu gali klausytis nebūtinai po vandenį. Veikia po vandeniu, bet Taip. gali klausytis paprastai. Tai gerai, tai jeigu klausysi per kaulą, tai tavo ausis lieka laisva. tada Būtent. dar. Ir tai naudoja kariuomeniai. Visos technologijos vis dar ateina į... Aha. Jau kai mes turim, tai vadinasi, kariuomenė 20 metų naudoja. Šiaip jeigu rimtai. Wi-Fi'us visų mėgstamas ir mylimas iš kariuomenės atėjo. Tai čia iš vis atskira tema podcast'ui, kas atėjo iš kariuomenės. Okay. Tai naudoja labai įdomiam irgi pojūčiui kariai, kad reiškia, kai man garsą perdoda per kaulą, mano ausis tuo metu laisva. Tai vadinasi, aš galiu klausytis nurodymų tiesioginių su ausim. Čia antrą ausį turi. Trečią. Nu, vienoje tai žiūrėkit, aš kai važinėjau tos ir softus, pas mus irgi ten būna vietoj mikrofonų, dažnai naudoji ant kaklo prisisega, dabar užkrito pavadinimas. Antkaklis. Ne, jisai nuo virpesių. Čia užsisegiai, tai šito vietoje yra tau toks pritaisiukas ir jisai nuo virpesių ir gali nelabai garsiai šnekėti, žiauriai gerai girdisi. O ausinės tai naudoji. Bet jis kaip mikrofonas ar irgi vibracijos? Vibracijos pagrindu. Tai čia tos pats, ne? Tik jisai gaudo garsą. Čia duoda garsą, čia gaudo garsą nuo tavo balso stygų. O klausimui tai labai daug kas naudoja ten ambient soundą tiesiog. Tu ir girdi tuo pačiu momentu, bet ir aplinką girdi. Kas tai yra? Nu, ambient. Žinai, kad įsikiši ausinukus ir gali arba nieko nedaryti, arba... Nu, tai čia noise cancellingas. Arba noise cancellingą, kas tau užgožė viską, arba padaryti, kad tu girdėtum aplinką. Jo. Nu tai va. Pavyzdžiui, į šaudyklą, kai nueini. Tu šneki girdi, bet kai šauni, tau dusina. Tau dusina tos tokius, žinai, tam tikrus dažnius. Ai, nu, supratau, garso spektrą filtruoja. Tai va. Tai va lygiai tą patį irgi naudoja. Ausis nelaiso, bet, nu, jinai neužgulo to. Girdi tą, ką reikia. Girdi, ką reikia girdėti. Geras. Nu, bet aš vis tiek grįžtu prie tos ausinės prie kaulo. Kaip tada, nežinau, ne tik, kad nesusimaišyti, kaip ar netrukdo, kad vienas garsas eina pro kaulą, kitas eina pro ausį. Nėra per daug visko vienu metu, ar kaip? Nežinau, galėsiu, kai pabandysiu, pasakysiu, bet būtinai išbandysiu. Nes jau susitariau, kad duos pabandytą, jis turi tą paprastesnį modeliuką, bet aš sakiau, gal iškart šausiu ant to, kur the best. Bet tai čia ta pati technologija. Esat matę kolonėlę, bet ją turi ant stiklo pritaisyti. Ne. Nesat matę? Jisai, kaip yra kolonėlės būgnas, kuris vibruoja, tai tą patį ant lango uždedi ir langas vibruoja ir tau garsas skleidžia. Langas. Taip. Eiktų. Yra. Prisiklijuoja tokį, nu kaip. Ir kam to reikia? Tiesiog. Gerai. Because we can. Taip. Okay. Žinai, kaip buvo, MTV laikais prisiminat, buvo ten Pimp My Ride. Aha. Egzibitas, kur vesdavo, kur Taip. mašinas tuninguodavo irgi. Taip. Mes įdėjom 16 monitorių į mašiną. Sakau, kodėl mašinai reikia 16 monitorių? Because we can. Tai va, nu tai aš apie garsą turiu tiek. Einam toliau? Einam toliau. Uoslė. Tai čia labai įdomus daiktas ir dažniausiai dviem būdais tu gali. Arba kažkoks aparatas, kad rastau purškę iš kasetės tam tikrą chemiją ir tuostai, arba yra būdas stimuliuoti nervus kažkokiu būdu. Mariau, trifazį pajungti smegenis. Kad elektroniniu būdu stimuliuojant nervus, tu išgautum kažkokį kitokį pojūtį. Tai labai įdomių yra. Aš kažkada mačiau irgi 20 metų atgal jau rodė pirmą aparatą, kad noriu aš gėlių pauostyti per internetą. Tai rodė kaip konceptą, žinai, kad sėdi prie tavo kompo prijungtas aparatas ir aš ešopę kažkokiam išsirenku gėlės pauostyti. Ir tas aparatas aplinkui ten sumaišo 3 kvapus, purškė, žinai, ir tu, gal neblogai, žinai.
Dabar, kiek žinau, jau eina viskas link, kad galėtum ir kvepalus uostyti, kažką panašaus. Dabar pasakoja apie gėlės ir galvoju, nu tai čia easy yra gėlės, nu rožės, visi žino, kaip rožės kvepia, ten gvazdikai, kokie dar kažkas, lelijos. Jie turi savo toks, ne, specifinį kvapą. Kvepalai. Nu išsirinktų kvepalus internetu. Vienas dalykas yra pauostyti buteliuką, kitas dalykas yra pauostyti lapuką, kurį pasipurški, ir trečias dalykas yra pauostyti savo kūno dalį, kurią pasipurški, nes turi kvapas sąveikauja su tavo kūnu, su šiluma, su drėgme, su pH, dar daug įvairių dalykų yra. Kaip galima bus rinktis kvepalus internetu, sakykime, gauti tą kvapą artimiausią. Nu gerai, ore kur papurški irgi paprasta. Nu tai paimk, nežinau, 200 kvepalų kasečių, sumauktų jas į aparatą, nu ir tas 200, tai tau išpurkš tokie, kokie yra. Nu, bet labai skamba. Taip, kad, žinai, nu, labai konkrečiai turėsi konkrečius modelius turėti, kur tau purškia. Šis dalykas dar labai yra gamingė. Žiūrėjau, yra toks Game Send. Aparatas berods vadinasi. Tokio nedidelio dydžio jisai 6 ar 7 kvapus turi ir jisai veikia AI-us. AI-us, žodžiu, tavo skanuoja ir garsus, ir vaizdą tavo, tu prie kompo jį prisijungęs, nu ir jisai duoda kažkokį kvapą. Jisai ten turi tos standartinius žaidimo kvapus, nu tai ką, sprogimo kvapas ten būna kažkoks, šaudimo ginklo kvapas, vairavimai po to būna padangos visokios ten, žinai. Žmonės sakė, padangų pašlikščiausias kvapas, ten baisus, sakė, ten su mašina pravažiuoja, sakė, tragedija. Eina, aišku, didint, mažint, kiek nori, kad ten būtų, po to yra švaraus oro, miško, lietaus, kažkas tokia dar kvapai yra. Nu tai tu kažkur šaliai pastatai ir ten varai. Ir vėrų yra tokių, kur užsideda, žinai, ant akių ir dar ant nosies. Apie šitą. Ir žiūrėjau, buvo Kickstarteris. Kažkas ten dar, kažkas irgi. Buvo 19 metais Kickstarteris, kaip ten, Real Feel VR kažkoks tai buvo. Nu, čia prisižadėjo, surinko tų pinigų sumą, davai ten dės. Ant visų greblių jie pradėjo laipit. Žodžiu, iškart paspoilinsiu, jisai neišėjo. Užlipo pirmą ant greblio. Ten tokia kasetė dedas irgi su tiesiog kvapeliais. Kvapeliai gali būti kelių rūšių, jie pasirinko naudoti kaip veipinimą. Tiesiog jiems garina gliceriną ten tą pridė kvapo. Nu, iš karto ten kontrolė tos visų tabakų taip toliau ten užkirto, kad ne, čia pirmas jų greblys. Nu, ten pradėjo rašyti paustą, kad žiūrėkit, čia užlipom ten. Po to ten prasidėjo koronas ir po biški atsimazino ir paskutinis ten paustas jų buvo 20 metais, žmonės ten bandė rekleiminti ir, žodžiu, nieko nesigavo. Negalim, dabar abi dvi rankos lūžo. Neveikia. Geras, bet, žinai, aš, pažiūrėjau, įsivaizduoju kokį nors, nu, į ateitį, kad tie kvapai tavo patirtį labai praturtinti gali, nu, kokį Netflix'ą žiūri, mišką rodo ir miško kvapas namuose. Bet dar vienas dalykas. Ne. Tu gal žiūri Netflix'e mišką kažką, aš žiūriu. Mano kontentas, kurį aš žiūriu, tai būtų įėjo į lavoninę, daro skrodimą. Ne, ačiū, nenoriu, man tokių kvapų. Tai gal galėtum pasirinkti, kokio tipo kvapų norėtum? Ne, ačiū. Kino teatruose buvo šitas bandymą naudoti, bet labai greit atslūgo. Žinok, pas tave namie patalpa maža. Kino teatre davai paleidžia kažkokį kvapą, ten jau 5 scenos pasikeitė, tau vis dar kvapas jaučiasi. Ir negali permušti. Lieka ir negali permušti. O kaip paleidžia kitą kvapą, jie susimaišo, chaotiškai gaunasi, nebenaudoja. Nežinau, manau, kad man, nes aš jautri labai kvapams esu, manau, kad man po pirmų ten 15 minučių galvas skaudėtų ir aš skaičiu, ačiū, nebenoriu, nebereikia, išeinu. Jo, tie kvapai negali būti per stiprus irgi. Ir kiek žmogus kažkiek kvapų, pavyzdžiui, kvapalus renkantis irgi tu negali daugiau, ar 3 ar 5 maks, nežinau, tiksliai. Negali pauostyti, nes paskui tiesiog nebeatskiri ir susimaišo viskas. Tai gerai, bet yra, kur gali naudoti vieną kvapą. Ir tikrai, žinau, yra naudoja, pavyzdžiui, jausmam sužadinti ugniagesiam dūmų kvapas. Tavo smegenys daug greičiau reaguoja į situaciją ir jis supranta smegenis, kad čia bėda, jeigu dūmus užuodžia, ne? Tai viena yra treniruoti ugnegesi ant lentos piešiant degantį namą,
o kitą jam, žinai, pridedant tą, kad va, žiūrėk, užsidegė, ką darysi. Ir tas toks, labai labai sužadina ir treningė visam naudojimas ir netgi skaičiau, kad posttrauminiam sindromui, PTSD, kad reiškia tau geresnės emocijas sukelti, ten gali, žinau, kavos kvapą užleisti, ne? Dar kažką tai tokio. Ir šiaip yragi tokių kvapų, kur būna kažką užuodį ir prisiminimai kažkokie sukyla arba išeini lauk ir jau žiemos kvapas, tas rytinis kažkoks yra rudens kvapas. Žinai, kaip būna tas toks, kur prisiminimus kažkokius sukelia. Malonius arba nebūtinai, bet, žinai. Tai jo. Šviežiai nupjautos žolės po lietaus kvapas, jeigu namuose būtų. Nice. Tu galėtum savo lavonus. Bet žiūrėk, elektroninės nosis, ne? Elektroniniai prietaisai uostyti įvairiem kvapam arba identifikuoti kokią ten oro taršą ar ten, ką dar jie gali, pavojus kažkokius ir panašiai. Tai net kažkaip skaičiau, kad tipo, ligas gali užuosti. Kaip tai veikia, vėl nežino. Bet prisimenat, buvo kažkada toks laida ar TV show, kažkas tokio, o gal aš iš visų sapnaus kažkur mačiau. Žodžiu, apie bjauriausius pasaulio ten darbus, po ką žmonės dirba. Ir buvo ten toks pažastų uostytojas, ar ten padų uostytojas. Žinau, ne? Per Discovery. Dirty job taip ir vadinasi. Jo. Tai va, tai aš manau, kad tokie elektroniniai prietaisai pagelbėtų tiem vargšam žmogeliam, kad nereikėtų iš savo nosį padas. Žiūrėjau, kaip dezodorantus pasipurškė, praeina kažkaip laikų ir žiūri, ir yra kvapas. Taip. Bet realiai stovi žmonės tie, kurie, bando tas dezodorantus ir yra tie ekspertai, kurie jau savo nosim uosto pažastis. Čia tas vargšus išgelbėtų, ne? Taip. Baisiausi pasaulio darbai. Wow. Bet tai čia tik pažastis, bet yra daug kitų kūno vietų, kur irgi, žinai, uostyt gali. Aš skaičiau kažkur tyrimė, koks yra pats, bandė sudarinėti, patys, baisiausi darbai, kurių useless ir nereiktų daryti ir nenorėtum. Tai tam tyrimė pirmą vietą laimėjo neegzistuojantis darbas. Tai yra Kanados oro uostose pastatinėti pingvinus, nes pingvinai žiūri į lėktuvus, užverčia galvą, nuvirsta ar nebeatsistoja. Tai taip pavakšta bičias ir atstatinėja pingvinus. Bet dėja toks neegzistuoja. Ta prasme. Pingvinų atstatinėjimas Kanados oro uoste. Real thing. Buvo išrinktas tam tyrimė kaip blogiausias darbas pasaulyje. Tokia nesąmonė. Tai va, tai dar biški anksti, kol pareis į mūsų namus tie kvapai, bet teoriškai. Ir aš nežinau net, ar labai norėčiau kažkaip. O ne, video žiūrint labai norėčiau. Gerai, jeigu žiūriu labai koncentruotai, valandą laiko mišką, man rodo. Ir ten aš... Tai kas tam negerai, tai eiktų tada į tą mišką ar kažką. Gal aš ten... Valandą laiko žiūriu į mišką. Palauk, žiūrėk. Baltijos televizijoje yra laida, kur bičas pirty sėdi 20 metų. Ir ten daugiau nieko nerodo, ten vien pirti rodo. Ir jis suranda apie ką kalbėti, suranda kaip... Ir tu norėtum, žiūrėdamas jo laidą, užuosti pirties kvapą. Ko ne? Nežinau. Nežinai. Tai va čia ne tau. Ne, man tikrai. Tai va, aš visai Netflix'o norėčiau, kad irgi būtų, ne lavonų kvapais, bet... Gerai, einam prie kito ar dar kažką? Einam. Skonis. Čia įdomiau. Ką žinot apie skonį? Elektroniniai čiulpinukai. Dariau, meski mane akmenį, jeigu nesikišęs liežuvio prie kronos baterijas. Saldu buvo. Vienintelis dalykas, kodėl dabar nekišu, tai neturiu kronos. Visi. Tai tu jau esi tais laikais, kai kronas buvo. Aš dar seniau tokias storos baterijos, tokias būdavo. Ne krona, bet... Žinau. Tai va prie tų Jo. Bet žiūrėk, mes kalbam ne apie batareikų laižymą, mes kalbam apie tiesiog skonį. Bet tai yra vienas iš būdų. Elektriniais impulsais stimuliuojamas liežuvis gali tau sukelti
tam tikrą skonį. Tai čia turime omeny, kad tarkim žiūrim kažkokią kulinarinę laidą ar ten... Nebūtinai. Žiūrėjau, japonai pasidarė, buvo testą, stiklinė kažkokia baisiai mandra įpilo vandens ir priklausomai nuo to, kaip ta stiklinė stimuliuoja, tau gali paversti tas galvoti, kad tu geri, pavyzdžiui, citriną, alų. Okay. Tai sprendimas alkoholikam. Ja, tai dar kaip sveika, geri vandenį. Geri vandenį, galvoju, kad alų geri. Bet tai matai, skoniai pas mus tie pojūčiai yra persipinę. Yra tas eksperimentas, vos tik svogūną, ką skobolį. Ir kas bus? Atrodys, kad svogūną valgai. Ok, geras. Jo. Vos tik svogūną, ką skobolį. Jo, atrodys, kad svogūną valgai. Tau permuša tiesiog tavo atmintis, tas kvapas susimaišo su pojūčiai. Paskui tai pačiai bloga būna, kaip nuo svogūną. Turbūt ne. Pavyzdžiui, yra vienas šaukštas, irgi tai aišku, kad japonai. Jeigu su juo valgai, jis tau sustiprina surumo pojūtį. Surumą. Nu, tada gali mažiau druskos gali mažiau vartoti. Tai valgai atrodo, kad yra sūra, nu, iš tikrųjų normaliai. Bet yra tokių visokių pamastymų ir ar tai ateitį, ar kažkokių konceptų, kur, tarkim, pritaikyti žmonėm, kurie serga kažkokiam lygom, tarkim, diabetikam, kur sukelti tą saldumo pojūtį, bet kad nebūtų ten nieko, kas galėtų jiems iššaukti šuolius gliukozės, insulino. Arba jo, būsiu nusišnekėjus, matai. Bet žodžiu, tai sukelti dirbtinai saldumo jausmą, be kažkokių dirbtinių saldiklių, bet tiesiog būtent per pojūtį. Žinot, kad galima skonį nusidownloadinti arba išsiųsti mailo. Yra dabar yra testai padaryti, kad sėdi žmogiukas Amerikoje, jisai nuskaito nuo jo, reiškės, daleiskim, valgės šokoladą, ne? Suformuoja tokį failą kažkokią, failiuką, kažkokią elektronų, kažkokį tokį, čia baisiai mandrą failiuką, katrą nusinti. Ir kitoje pusėje atkuria. Skonio teleportacija. O kaip atkuria? Nu, ant aparatų. Ir, reiškia, tokį patį skonį atkartoja. Nu, ir, tipo, taip paragauji. Trifazis į burną ir paragauji šokoladą. Bet aš ir galvoju apie tos skonius, ne? Nu, įsivaizduokim, kad čia jau yra realybė, veikia, turim namuose, tai kad tu tą skonį pajaustum, matydamas vaizdą, nu tu turi kažkokių sensorių būti prisidėjęs į tą savo burną, ar ten liežuvį kažką įkišti, ar įkišęs. Nu nėra taip, kad aš vasėdžiu, ar ten prie piršto prisijungiu kažką. Ne, kažką turėsi, ten prie liežuvio, aišku. Tai čia viskas yra liežuvio lygmenyje, ne? Lygmenyje, jo. Bet čia rašė Guardianas apie šitą straipsnį ir galvoju, kiek tiksliai, žinai. Tai 70% rūgštumo atkuria. Tos tokius šlykščius, ne? Skonių kombinacijų kažkaip ten buvo įvardinta 8-7% tipo teisingai. Tai aišku, rūgštumą būtinai gali atkurti. Bet rūgštumą ten saldumą. Turbūt išeina, kad lengviausia, ne? Ta tokį, kur, kaip tu ten sakai tą žodį, tas prieskonis. Prieskonis nebeprisimenu, žodžiu, nesvarbu. Bet, žinai, tas iš kitos pusės, labai toli matyti žiūrint, spėčiau, kad kažkada tu volte užsisakinėdamas maistą galėsi prieš tai jį paragauti. Palaižyti ekraną. Palaižyti ekraną ir suprasti, ką tu valgysi. Tai nežinau, kiek toli dar ta technologija, bet longšotas atrodo taip, kad prieš pirkdamas gali paragauti ir tai niekam nieko nekainuoja. Nice? Neblogai. Būtų. Jau. Visai neblogai. Telefono ekraną nenorėčiau laižyti, bet... Ne. Nu, kažką kitką laižysi, bet... Kažkokį donglą gautum papildomą nusipirkti. Monetizuotų šitą reikalą dariau, nebūtų nemokamai. Įsivaizduoju, kad įni kokią elektroninę kavos parduotuvę ten. Kavos paragauji. Arba kokį ten, nežinau, tortų, desertų renkiesi. Nu, vestuojam, kai reikia rinktis. Atvažiuoji, gibelė kiek susimoki už tos tipo testinukus. Gabaliukus. Gabaliukus mažus tu prigamina, eini ir testuoji, apsimeti, kad skanu ten visi.
Iš tikrųjų, dažniausiai pasiėmė kokį snikerinį. Aš visiškai pritariu. Taip. Snikerinis dabės. Gerai, ir paskutinis pojūtis - prisilietimas, lytėjimas. Ir čia daugiausiai visokių nesąmonių yra pridaryta, nes, gan lengva. Mechanika, žinai, tu gali pasimti, prigaminti visokių pirštinių yra. Tai va, kokia nors pirštinė, kuri gali kažką suspausti, paimti. Ten visokių, žiūrėjau, yra kreivų devaisų, kur net apyrankė, kuri, kai žmogus apie tave pagalvoja, ant tepso paspaudžia, tau jinai kažką susispaudžia, tada tu jauti jo prisilietimą, žinai. Apie tos nežinau, ar čia labai tema prisilietimus. S-Mats, aišku, vėl Japonija. Užsideda VR akinius. Ir čia tokia prisitaiso kaip ranka tokia, kur tau gali kažkokį ten skanėstai burnai dėti. Eik to. Per VR tu matai, kad prieina graži panikė ir, oi, žinai, tipo kažką tai kalbina įsižiūrėk, ale tau kišai burną ir iš tikrųjų tau čia ta ranka įkišai burną kažką. Tai. Kokį šokoladuką ar sausainį, žinai. Tu turi tai rankytį dar kažką ir paduoti, ne? Kad Ne, tai iškart įdėdė VR, davai Aha. experiences. Okay. Bet tam lietimui, kur sakiau, tas visokias pirštinės, visą kitą, ne tik yra va, tas suspaudimo tvirtumas, temperatūra jau bando perduoti, tokių daugiau pojūčių įjungia, kur, žinai... Bet čia, ką pasakoja, tai atrodo, kad turbūt reikalinga yra tiem, kurie draugauja per atstumą. Santykiam, ne? Santykiam per atstumą. Įsimylėliam, kurie negali kartu būti. Tai, nes aš nežinau, kiek norėtųsi man, žiūrint kokį tai filmą ar serialą, ten, kad man ten kažkas mane liestų labai ar dar kažką. Žiūrėkit, labai šitie dalykai pojūčiai yra irgi vėl prie gamingo tempiami. Yra tie haptic siūtai. Yra užsidėtų kaip plemenė, ir davai nešaudėtis. Tu šaudai ir ten tu stipriai suvibruoja arba netgi impulsą, žinai, duoda į tas vietas. Jeigu tave nušauna, tai irgi tokį jau gauni. Kas, gal sudreba visą, žinai. Bet irgi su VR užsidėti, labai toks immersive, kaip čia lietuviškai, įtraukiantis tas visas pasidaro experiences. Esi gal bandęs? Haptic siūta, ne, baisiai brangus jie yra, nežinau. Gal ir yra kažkurie, gal ir yra kas nuomoja. Lauksim, kol atpiks, bet čia visiškai gamingo ateitis, grįžti į šokį į kombizoną ir... Davai, atsisiuka. Davai, atsisiuka, jo. Fainiai, bet yra ir krypė aparato, ne? Yra krypė aparatų, bet aš apie tos krypė aparatus turbūt norėsiu kitoj rubrikoje papasakoti daugiau, galėsim pasijuokti, tai nesinori visko išspoilinti dabar, bet... Tai galim ir šokti, ne? Šokam dabar į sukčius. Tiksliai. Sukčiai. Iškart su pojūčiais, koks pirmas skemas galva ateina? Nežinau, apsimeta kažkas tavo... Jūs tai pastoji patirėt ir jūs pastoji bando durdinti. O Dieve, tai ką mes... Apšviesk mus. Marketingas. Kai nueini į Akropolį, kiekviena parduotuvė ko ne savo kvapą turi, kiekviena parduotuvė ko ne savo muziką turi, brandas turi kvapą, brandas turi muziką. Ten yra specialiai padaryti kolonėlėse, būna greitesnė muzika grojanti, kad tu greičiau apsisuktum, ten nesudarytum eilių. Ateini kokią ten prabangių kostiumų parduotuvę, aišku, koks džiazas gros. Kaip nuotiką sukurti, ne? Aha. Taip, kvapai irgi tave įtakoja, ten koks levandų kvapas įeini. Ir taip pat toks ir sulėtinta muzika, tu ten gali ilgiau vaikščiot parduotuvę. Turi, pavyzdžiui. Čia žiauriai yra tie. Massimo Dutti turi labai savo specifinį kvapą. Pirma mintis, kur pasakėti iškart Massimo Dutti. Ir mano mylimas Kopikta brandas visada atsiunčia siuntas su tokiu maloniu kvapu ir visą laiką tas pats kvapas iškvėpinti būna drabužiai ir prekės to kvapu. Tai slai geras toks pojūtis. Žinau, bičiu, kad išėjo, metė darbą ir išėjo dirbti kvapų marketingą. Tai irgi tik tai jis pasakojo, sako, kad kas būna, kai verslai pasirenka negerą kvapą. Tai vien kvapas realiai gali sužlugdyti tavo verslą. Pavyzdžiui, žmogui nėra visiems labai faina citrinos kvapas. Ne? Ir labai priklauso nuo aplinkos. Tai įsivaizduok tu kokią nors, nežinau, nuo verslo tipo dar priklauso. Atidarysiu aš kompiuterių dalių parduotuvę ir nekvėpės kaip tualeto gaiviklių. Nes citrusai yra kaip tualeto gaiviklis daugiau. Citrinos ir šitas
pušų kvapas ir dažniausiai žmonės asocijuoja su tualeto gaivikliu. Ir va tu tokį parduotuvę prisikvepini. Na jo, tada taip, teisingai. Arba, pavyzdžiui, koks labai intensyvus lelijų kvapas. Labai mažam, turbūt procentų žmonių patinka lelijų kvapas. Laidotuvės. Iš karto laidotuvėse, ne? Bet yra kam patinka. Yra tikrai tokių intensyvių labai kvapų. Nežinau, kad ir tas pats, padiskutuokim, tas pats mąstymo dūti. Ar jums skaniai kvepia, ar... Man skaniai. Man skaniai ir aš tą kvapą per intensyviai. Įeinu, pagalvoju, galėtų būti mažiau, bet ar faina, kad yra, jo. Bet ar aš ten norėčiau užbūti ilgiau negu 20 minučių? Ne. Bet ar tai jiems leidžia pardavinėti prekes brangiau? Spėčiau, kad taip. Buvo tyrimas, nuo 10 iki 20% pakelia pirkimus. Po to, kai padaro, kaip sakant, tos kvapus ir muziką atitaiko. Geras. Nieko daugiau nekeičia, grinai. Paleidžia kvapus, paleidžia muziką ir žiūri. Dabar apie kvapą kalbam, tai prisiminiau. Ieškojau čiagi kėdukus nusipirkti. Ėjau į Akropolį, visas parduotuvės, ėjau ir yra viena parduotuvė, nepasakysiu pavadinimą ir pasakyti nenoriu. Kiek kartų šitą parduotuvę ėjau, tiek kartų įėjusi, pagalvojau, kad aš lipau iš šūdą ir žiūrėjau, ar pas mane ant batų nieko nėra. Tarsi, tokį specifinį kvapą turi, ar ten kažkokia oda yra toj batų parduotuvė, ar ten kažkas yra, kad tiek kartų, kiek aš ėjau, realiai tikrinausi, ar nesu įlipusi kakalą. Fantastika. No. Nebeičiau. Ir viską apsisuku ir išeinu ir nepirkau be jokios mėnes nieko. Tai va. Nepataikė su klientu. Ne tas klientas. Neveikia kakos kvapas. Taip. Tai va. Daugiau neturi? Gerai, aš dar papasakosiu, kur man įdomu buvo. Ten tie visi labai, labai dažnai, va, kaip Aistė sakė, santykiais paremti tie visi prisilietimai ir taip toliau. Ir galvojau, kur nuveda tas. Ir tokių įdomių buvo, kai jau tu iš realybės ribų išeini, tas nelabai kontroliuojama. Bičas vienas Belgijoje 23 metais su chatbotu kalbėjosi 6 savaitės. Tas chatbotas įtikino, kad jis turi palikti žmoną, vaikus ir kad jie galės būti kartu su AI-aus robotu. Ir nusižudė. Ir bičiukas, žmonės sako, žiniasklaidai paskui sako, jeigu ne tas chatbotas, sako, jisai greičiausiai būtų gyvas, žinai. Paskui yra toksai, nežinau, ar žinot, dabar gan didelė bėda. Replika AI, tavo virtuali mergina arba ten vaikinas, italai uždraudė iš vis naudot, nes, tu gauni, tas vadinasi ta kategorija AI boyfriend, girlfriend. Ir, labai, labai gerai kalbasi, įtraukia, bet vis tiek tas visas AI-jis yra labai šališkas. Jis į kažką polinkį turi. Ir jisai bent jau pirminės versijas labai buvo seksualizuotas. Jisai finale vis tiek pradeda kalbėti apie intimius dalykus, o vartoti nepilnamečiai. Dažniausiai, žinai, pradeda. Ir tada tas tak, žinai, tie tiekėjai tos programėlės, gerai, biški sumažinam rubilniką erotiškumo, biški prisukam, žinai. Bet įsivaizduoju, kiek daug nuo priklauso, kiek stipriai gali įtakoti žmonių elgesį, va. Taip. Vieną chlapučiuką sukinėdamas. Tai va toks buvo ir paskui geras, kaip žmonės uždirba, žinai, kažkokia influencerė iš vien tik ventiliatoriai.com pasidarė savo AI-aus kopiją, romantiškas AI-aus chatbotas. Ir davai už pinigus jo kalbėkis, $1 per minutę. Aha. Ir viskas. Per pirmą savaitę 70 ką užsidirbo. Reikia ledus, suktis. Nesisuks, negyvensi. Būna, žmonės iš proto eina, aišku, japonai. Tai kaip viskas šnekėjo, viskas Japonijai. Tai pirmos vestuvės su virtualiu avataru, vadinkim, ne?
irgi su holograma buvo Japonijai. Keli vyrai, labai gerai, kad gali dauginti tas nuotakas. Su ta pačia, žinai. Ai, šita gera buvo, gerai ėjo. Nu, tai... Važiuojam. Bet įsivaizduoju kokią, tai, sakau, kaip visuomenė gali pakeisti, nebėra poreikio bendrauti su tikrai žmonėm. Girdė yra moteris, kuris su šituo šviestuvu yra susituokus, tai gal mažesnė blogybė būtų susituokus su holograma. Aš skaičiau, kad yra moteris, kur su savim susituokus buvo, bet išsiskyrė. Šitą, man atrodo, ir skaičiau. Tai va, etikos klausimai, tas toks, kur žmonės mažiau pradės, nebus, kad po 5 metų žmonės kaip pandos porosis, dabar, nebus labai didelio poreikio. Tai palauk, dabar Japonija gyrė tragišką situaciją su gimstamumu, tai jie dabar bandys padaryti dar vieną laisvą dieną, tai 4 dienų darbo savaitę, nes tikisi, kad gal jaunimas, tie visi žmonės daugiau pradės, kaip sakant, eiti pasimatymus per tą laisvą laiką ir kažkaip gimstamumą to pakels. Žinai, mes šnekėjom visose laidose, kad visas paslaugas dabar yra subscriptionas. Ar netaps meilė, arba kitaip net prostitucija as a service, subscriptionas. Nu va toks virtualus. Moki $10 per mėnesį, turi virtualią žmoną, ne? Nori premium plano. Nori premium, kad... Daugiau atsuktų, žinai, erotiškumo, moki daugiau. Mažiau rūbų turėtų dar $10. Tai va. Juokas juokais, bet tai pažiūrėsim, kur čia nueisim. Gerai? Gerai. Važiuojam toliau. Gerai, tai ištryniau internetą, turim šiandien tokį, pasijuok truputėlį, pasibodėti gal, ar pažiūrėti, ką yra pasaulis prikūręs, einant per tuos mūsų pojūčius, apie kuriuos visą šią laidą kalbėjom. Tai turiu po porą ties kiekvienu, tai aptarkim. Žodžiu, klausa. Pradėkim nuo klausos. Ar esat girdėję tokį dalyką kaip cat ear headphones? Tai katės ausų ausinės. Ar tekia kažką girdėti? Per streamerius tik pastoju matau... Ausis uždėtos ir... Aš pasižiūrėjau, kaip atrodo tos ausinės, tai jos realiai yra normalios paprastos ausinės ir dar viršų yra katės ausis. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jos groja muziką į išorę, iš tų ausų, bet tuo pačiu dar gauni garsą ir čia. Tai iš principo yra useless devices dėl to, kad nei tu gerai girdi čia, nei tu ten kokybiškai transliuoji kitiems į išorę. Tai realiai naudojamas tik tai va tiem cosplay, anime, fanų tarpos ir panašiai. Kaip modelis vadinasi, užknisk praeivius? Maždaug taip. Jo. Žino tuos dviratininkus dviračių takuose, kur užsideda kolonkę ir važiuoja ir tipo visi turi klausytis jų muzikos. Iš tų laikų, kai dar moksleivis būdavo autobusu, kai važiuoji, būtinai gale sėdė kažkokie moroziukai ir davai rusišką kokį muziką. Jo. Baig. Gerai, važiuojam toliau. Taip, metronomas ausise miegui. Tai čia turbūt galbūt kažkieno yra ASMR metronomas ausyse, bet yra toksai renginys, kuris leidžia metronomui tiksėti per ausinės ir kad tu užmigtum greičiau. Tai tau laik yra tas tik. Čia modelis išprotėk per naktį. Wow. Visą naktį. Aš nežinau, kokią tu galvą turi atsikelt kvadratinę ar ištiksėtą, bet jo, yra. Kam metronomas ausyse yra geras garsas. Mane. Esu matęs, būna pagalvės netgi, kurios garsas skleidžia. Pagalvės? Jo, pagalvėse būna iš karto. Bet koks garsas? Yra pagalvės, kurios gali būti šiltesnės, gali būti vėsesnės, nežinau, tik gali būti šiltesnės, jeigu nori, bet karštą pagalvę, nežinau, ar geras taip. Čia devices, kurie antraip reikėjo, tai visi nori šaltos pagalvės. Gal ir aš nebesimenu, buvau matęs kažkada senai, čia dabar tik prisiminiau, taip randam. Bet yra, kur garsą leidžia, irgi gali tam pasileisti, ką nori. Okay. Na, žodžiu. Gerai, Rega. Nežinau, gal pamenat, buvo tokie akiniai iš 2000 metų, plus minus TV akiniai, tai tokie dideli VR tipo akiniai ir leisdavo ale žiūrėti filmus kaip kine, bet su ekranu prie akių, bet aišku, ta rezoliucija ten tragiška būdavo, svoris bele koks,
baterija gal ten valandą išlaikydavo ir, nu, absoliučiai nepraktiškai ir jok malonumo žiūrėti. Aš žiūrėjau keletą pavyzdžių ir buvo tas vaizdas, tai, nu, Ten akių gadinimas turbūt. tragedija, ten 10 pikselių per visą ekraną. Aš neprisimenu, apie ką čia kalbate. Sony vienas modelis buvo, Sony Glass ten kažkaip vadinasi. Glastron. 2000 kažkas tokio. Tokius. Įdėsim nuotrauką, žinok, nu baisiai. Ne kažką. Nu, tai Gal va. parodyti po to. Gerai. Toliau Google Glass, pirmoji versija, tai čia hypas buvo kosminis šito įrenginio, bet realybėj ta kamera ant galvos, baterija prasta, privatumai visi nulaužti, duomenys, kas kur nori, kas ką daro, nu žodžiu. Tai kažką yra tekę girdėti, matyti. Su Google Glass aš galiu pasakyti, Google'as eilinį kartą buvo ir terminas ahead of its time. Jo, ir jie... Tai padarom pirmie, ne? Žiūrėtus, Ir po to dabar atsiskaitimus. Ateinės skaitai su telefonu. Taip. Jie šitą buvo jau prieš kokį 20 metų beveik padarė. Bet ne. Ahead of its time nieks nenaudoja, kreivai. sako, čia nesąmonė, čia nuhagins, Sokinis irgi lygiai tas pats buvo. Jie per anksti paleido tai. Nu, yra kaip yra. Bet aš vis dar šituo tikiu, kodėl dar nėra taip paplitę, žmogus nemėgsta dėvėti dalykų. Nu, tai įsivaizduok, kaip dabar turi atrodyti. Tu išeini iš ryto, užsidedi žiedą, laikrodį, akinius, nu, tu toks kyborgas vaikščias. Man nešiotis 50 gadgetų ant galvos. Čia kokius 3 metus atgal jau konferencijoje vienoje pasako apie lęšį, kurį tu gali įsidėti ir jis tau tai mini kompas, pavyzdžiui, įsivaizduok papildytą realybę navigaciją. Eini ir tau rodo kelią. Faina. Bet vėl kažką į akį turi įsidėti. Tai nežinau, bet Google Glass aš dar vis tikiu, jeigu padarys labai kažkaip patogiai, nu tai yra tos papildytos realybės tavo gyvenimas enhancintas, tai būtų fainiai. Nu, pamažiūrėsim. Gerai, uoslė. Iš 2001 metų buvo toks USB kvapų generatorius iSmell, kuris turėjo skleist kvapus, sakykime, naršant internete. Tai pati idėja, tai tarkim, kad, nu ką ir kalbėjom, žiūri filmą, ten, sakykime, apie jūrą, jauti jūros kvapą, o realybė buvo tokia, kad nieks ten normaliai neveikė ir buvo tiesiog feilas ir nepaėjo. Tai va, tai išbandyti neteko, bet buvo toksai. Ir iš uoslės kategorijos dar turiu Send-O-Phone. Bandymas buvo pridėti kvapus prie SMS žinučių. Nu tai, pavyzdžiui, gauni SMS-ą ir, tarkim, tenai labas parašyta ir rožės ten kažkoks tai, nu ne emojis, bet purkštelėjimas. Nu, žodžiu, sintetinis purkštelėjimas, kad, nu, tipo, tu gauni rožės kvapą. Nu, bet, žodžiu, nepaėjo irgi ir tad buvo pajokos objektų didžiausia ir žodžiu. Tu plauk, iš kuris ką gali. Čia specialų telefoną kažkokį turėti. Turbūt. Arba, nežinau, jeigu parašai eik šikt, ką purkštelėjo. Bet ten irgi. Pats susigeneruoti ir kvapas. Jisai tų kvapų jisai negeneruoja. Jisai turi tos kelis kvapus. Kasetės turi. Ir kiek tautų ir rūšių, tiek tau paleis. Tai va, tas pasipildyti pastovi ten Čia turėtų. iš serijos, kur nesupranti, kam reikia. Šiandien pas mus į ofisą buvo atnešę kažkas iš darbuotojų. Einu, žiūriu, lounge padėta, žinai. Rožių kažkoks ten. Rožių uogienė, žodžiu. Paėmiau puošį ir galvoju, why? Kodėl tu turėtum norėti valgyti rožę? Rožę. Tai kaip kvepalai kvepia. Arčiausiai valgo po rožių būdavo tie rožių krūmo, tie oboliukai vaikystėje nevalgydavot? Tie tokie. Ne, bijau. Erškėtrožių. Tai erškėtrožis, jo. Nu tai taip, čia arčiausiai valgomų rožių, man bent jau. Valgomas rožės būdavo ant vestuvinių tortų, tos plastmasinės be skonio. Arba į sekciją dedama, žinai, nebūtinai valgomas. Gerai, lytėjimas. Aš čia turiu 3 variantus. Tai pirmas, air conditioned jacket. Šitą man reikia. Žodžiu, striukė su įmontuotais mažais ventiliatoriais, kurie vėsina tave, kai tau yra karšta.
Nu, šiaip atrodo logiška, ne? Bet aš pasižiūrėjau, kaip atrodo, tai realybė atrodo kaip tiesiog pripučiamas toks balionas. Kondicionierius vaikščiantis. Žinai, tos meškos, kaip būna, kur ten. Jinai turi ventiliatorių. Jinai turi ventiliatorių. Taip. Tai va, tai ir dar garsas toks, kad ant nugaros ten dulkių siurblį nešiotum, tai žodžiu. Tai palauk, apie tas meškas grįžtant, jos turi ventiliatorių, jas pučia, kad pastoji būtų prisipildę orą. Esu matęs video, kaip ten kažką daro mieste. Ir žinot, yra į tualetą tos trąšos pilamos, kur ten arba į vandenį. Išdezinfekuoti. Ir kitas baisus kiaušinių kvapas. Okay. Tai būna prieina ir, kaip sakant, aptaško su tuo tą ventiliatorių. Ir tu viskas tam kostiumės. Mirtis tau ten, žinai. Ir ten draskytis pradeda visai. Nežinau, kad meškas turi ventiliatorių. Nes kaip Marius sako, ten yra pripūstas balionas, žmogus viduje. Ir jis nuolat turi pūsti, kad ta meška tą formą palaikytų. Ir jeigu jis ten tik sustoja, viskas visai gerai. Okay. Gerai. Hug shirt. Marškinėliai, kurie siunčia apkabinimo signalą per Bluetooth'ą. Tai teoriškai tu iš principo turėtum jausti šilumą, spaudimą, kai kas nors tave apkabina nuotoliniu būdu, tai čia vėl tiem santykiam per atstumą. O kas vyksta praktikoje? Praktikoje gaunas taip, kad jauties, kad tau netolygiai radiatorius kaista. Kažkur kažkas kažką pakaitina. Kažkur hotspotas yra, kur karštas. Jo, kažkur daugiau, kažkur mažiau, žiūrėk, dar nudegins, dar kažkas bus nužodžiu. Tai va, tai neveikia šitas momentas. Aš dar žinau vieną ir netgi esam kažkada turėję, tėvai turėjo ant vairuotojo sėdynės, į 12 V pasijungi, yra toks kaip masažuoklis tipo. Taip, žinau. Ant sėdynės ir šildomas, jeigu seniau, kai nebūdavo šildomo sėdynių, tai pasidėdavo ir tau sėdynė šildydavo, ir dar ten tau mentis masažuodavo. Ir ten tokie rutuliukai. Jo, rutuliukai. Blemba, aš su tokiu masažuokliu, kai buvau prisidirbus. Sėdėti, masažuotis malonu. Oi, kaip malonu, bet jis man ten taip primasažavo, kad aš paskui visą savaitę nei įkvėpti negalėjau, nei pasisukti negalėjau. Nu nieko, aš vis kažkur ne tuos taškus spaudė, kad buvo labai blogai. Labai. Tai va, tai nežinau, reikia atsargis tokiais. Nu ir dar vieną turiu, jo, Kissingeris. Va, šitas man labiausiai patiko. Nes atgirdėjau, bučinių simuliatorius Kissinger. Okay. Ar Kissinger, kaip čia galim jį Gerai, nieko gero. Bet irgi skirtas tiem, kurie nuotoliu draugauja, kad galėtų bučiuoti žmonės nuotoliu. Tai kaip čia tas veikia? Tai yra, žodžiu, yra tokios silikoninės lūpos, aparatas tokiam silikoniniam lūpom. Vienas žmogus turi, kitas žmogus turi. Ir su visokiais ten jutikliais ir panašiai. Ir tu bučiuoji tas silikoninės lūpas, fiksuoja tą bučinio spaudimą, perduoda pranešimą realiu laiku tam kitam įrenginiui ir tas kitas žmogus gali bučiuotis su savo kitom tom lūpom ir jausti tarsi bučiuotųsi su... Realybė, du žmonės bučiuoja silikoną. Aha. Ir atrodo iš šono ne kažką tikrai, nes ten tokių vaizdų irgi Japonijos čia, man atrodo. Aišku, Japonija. Taip. Nors ne, žinok, meluoju, čia jis sukurtas Londone prototipas, tai va. Londone imigravę japonai kūrė. Ne? Galimai, nežinau. Tai va. Nu ir skonis. Skonį turim irgi tokį įdomesnį. Aš šitą atsimenu vieną, jis iš 2021 metų, tai čia labai neseniai palyginus buvo. Prisimenat, ir COVID'as buvo, ir pandemija. Taste Display TV. Japonijos kurtas. Tai, žodžiu, televizoriaus ekranas, kurį reikia palaižyti, kad pajaustum parodyto maisto skonį. Tai realiai tiesiog yra kažkoks keistas paviršius, kuris purškia skonio tirpalus, o tu ateini ir laižai. Tai čia turbūt pirmas dalykas, kurį per COVID norisi daryti. Laižyti. Na, neugi topo centrą ir davai visi laižam tą patį monitorių, žinai, patestuojam. Tai va, tai, ja, nes nepaisant to, kad net ir namie turint, šiaip paviršius laižyti. Kaip žmonių evoliucija atgal važiuoja, žinai, maži vaikai, kai bando suvokti aplinką, kai mokosi gyventi, jie viską kiša į burną ir taip pasaulį suvokia. Žiūriu, praeina 30 metų. Grįžtam atgal, žinai. Nu va, ir kur Marius jau buvo užsiminęs, truputėlį prieš tai USB lollipopas, čiulpinukas.
Tai jisai virtualaus skonio toks kaip eksperimentas, žodžiu, tu prisijungi tą saldainį prie USB, jis stimuliuoja liežuvį elektrą ir imituoja tą skonį. Tai, nežinau, pojūtis labiau toksai, kad traukia tą liežuvį bateriją kažkokią, kaip, esmė tame, kad tu neskonijų, tu tiesiog elektrą. 5 voltus paleidai. Jo. Tai čia tas baterijos laižymas. Tai iš tikrųjų, principė gaunas baterijos laižymas. Krona kiek būdavo? 9? 9 voltai jau. O čia USB yra 5. Tai biški mažiau. Tai va. Tai voltų, tai nesvarbu kiek, svarbu amperų kiek. Tai štiek. Tai štai tiek, štiek. Kiek sužinau dalykų, kurių man ne vieno nereikia. Gerai, jodam toliau. Tai šnekėjom apie dalykus, kurių niekam nereikia, bet aš vėl grįžtu prie to, ką šnekėjom pradžioje, tur dalykai, kurių reikia. Tai va tas per kaulą, vis plaukimui, ne? Tai tas, kur kolega bandė modelis, tai yra Sonar Music. Panašiai, gerai, čia internal joke, bet žinot. Yra aparatukas, čia iš tų pigesnių. Realiai iki 100 eurų, va, kolegos matot, kaip atrodo, čia va tas, kur sakiau, toks kaip spurga atrodo, už plaukimo akinių užsideda ir yra kitas, kur sakiau, tas, kur V plaukimui, jis kainuoja 220 ir Shocks Open Swim vadinasi. Bet jų yra įvairių pritaikymų. Vieni yra plaukimui, kiti bėgimui. Va, plaukimui atrodo šiek tiek kitaip. Va, čia jau tas lankelis toks. Kaip lankelis, aha. Bet šitas yra pats geriausias, koks tik yra. Bent jau, palei reviusus, kiek žiūrėjau. Ir bėgikam, ir dviratininkam irgi yra pritaikytas modelis, kur irgi per tą patį... reiškia, perdoda. Beje, jis garsą išorį irgi skleidžia. Bet, ne tokį, kad tau praeinant trukdytų. Tai va, Open Run irgi labai panašiai atrodo, tik gal nuo vandens ten mažesnė. Kokią kainą? Tas Open Swim, tiksliai žinau, 220. Ne, man Open Run įdomu, mano tėtis bėgioja, man iš jau ieškau dovanų, matai. O Open Runas prasideda, matau, nuo grubiai 120 eurų. Žinosim, gerai. Tai va, tai visai variantas. Visai. Ir, aišku, visą laiką, ypač plaukime, žmonės, žinai, pirmas, ar nekrenta. Visi rašė, kad nekrenta, kad labai gerai laikosi, kad dėl mažiausiai apie ką galvoji, kad tau jos nukris. O įdomu, ar nepavargsti, nes aš, pavyzdžiui, tarkim, ilgai negaliu būti užstėjus ausinių su noise cancellingu, nes man paskui tiesiog pradeda spausti galvą nuo to garso. Aš iš vis negaliu noise cancellingu, man tragedija yra. Man žiauriai greit galva pradeda spausti. Taip, tai vat ir galvoju, ar paskui per kaulą perdodamas garsas, ar nepaveikia paskui, kad nemaloniai jauties, skauda galva, pavargęs kažkoks, netaip viskas kaip visada. Nežinau, pabandysim, nes aš tikrai pabandysiu. Nes visai įdomu. Bet tau ir šiaip niekada galvos neskauda, man kas šitavęs bandytas. Duosi mum pabandyti. Pasimsim tą kolegos tą pigų variantą ir brangesnį ir pažiūrėsim. Bet man labai įdomu. O jeigu esat patys išbandę, pasidalinkit, tikim, kad gal tikrai kažkas turit ir esat bandę, tai labai įdomu būtų atsiliepimai. Jo. Ir šiaip kokių nesąmonę esat dar bandę, kurių mums nereiktų bandyti. Arba kaip tik reiktų, žinai. Arba kaip tik reiktų. Gerai, nuliuks, pasižiūrėsim. Reiktų? Ne. Žinai. Oho. Jis viską žino? Žiūrėkit. Kai kurie žmonės gali girdėti, kaip jie judina akis. Bet tai esu ne aš. O akis medinės ar ne? Ne, tikras akis. Čia nėra liga, per laiką būna kitiems žmonėms dingsta, o jeigu nedingsta, tai operacinių būdų tenka. O tai ką išima? Spiruoklę pakeičia. Kraujagyslės biškino nervų toliau prastumdo. Okay. Bet čia labai rets atvejis. Geras. Neteko girdėti. Tiesiog tu akis sukinėt ir girdi, kaip tau sukinės. O koks garsas, kaip duris girgždančios? Spiruoklė girgždanti gal. Turbūt kaip to, žinai, būna ASMR, kur būna ta plastelina, ta slaima.
Žodžiu, niekam nelinkim, geriau žiūrėkit vis laik tiesiai, žiūrėkit į mumis, Žiūrėkit spauskit podcastą, jo, ir bus labai gerai. Taip. Tai Ačiū. viskas, finito.